Pokerveidis. Pokerveidis. Taip, grįžtam su rubrika Pokerveidis. Pokerveidis. 28 minutės po 9 valandos ryto. Šiandien Žvirblis susimes pokerio veidą. Žvirblė veidą savo O snapą jums reikia pastaisysiu. skambinti 852411010 telefonu, jeigu norite veikti pokerio veidą. Ir laimėti Zipo atributikos prizą. Na, žinokit, su Maudiu beveik nusprendėm, kaip tos lažybos, žinokit, pasibaigs. Jo, iš ko lažinsimės, tai nusprendėm, kadangi mūsų spaudos rūmai turi 18 aukštų. 18, ne 15. 18 aukštų. O, Tai normaliai. tas, kuris praloš lažybas, 3 kartus pirmyn atgal vinios. Jau reikės ir sportinės aprangos, visą tą Reikės pasiruošti normaliai, visiškai. Jo. Labas rytas. Kas paskambino? Nerijus. Kas toksai? Nerijus. Nerijus. Plėris. Plėris. Nerijus. A, Nerijus. Labas rytas, Nerijau. Labas, vyrai. Kaip gyveni? Gerai, važiuoju į Kauną. Į Kauną važiuoji. Kas gero Kaune? Nu, pagal orą manau, kad nieko gero nebus tenai. Ai, O nu, šiaip taigi. pagal šiaip prognozės, gal dėl darbo ten kokią startėlę pasirašysi, ne? Tikiuosi, kad bus tokių reikalų. O gali važiuodamas nuimti nuo vieno veduko ten tą užrašą šarai paklydai, kur ten autostradai kažkur kabalioja. Su antena kokia ilga nutemti. Jeigu rais, pabandysiu. Nu, Bet gerai. ten, žinok, Žalgirio fanai stovi aplinkui saugo. Tokius ryto entuziastus. Šitą klausyk, tai ar pasirengę žaidimą ir žinai taisyklės? Pabandysim, bet taisyklių nežinau. Gerai. Taisyklės yra tokios. Žinai, ką reiškia tikriausiai pokerio veidas? Ne? Be jokių emocijų. Tai va, mes turim tokią rubriką pokerio veidas, kur aš ir Modė pasiskirstom dienom ir užsidedam savo rimtus veidus. Ir tada visi mums skambinantys klausytojai turi kažkaip bandyti savo prikolais, savo istorijom, verksmais, šauksmais, kaip nors mūsų išvesti iš kantrybės, kad mes nusišypsotume į kamerą arba bent jau kokį nors garsą išleistume. Gerai. Tai va, tai tu turėsi dabar galimybę bandyti mane juokinti, bet aš tau įspėsiu, kad aš labai, žinok, neprajuokinamas. Kartais būnu. Tai va, tai pabandom mane prajuokinti tada ir tada žiūrėsim, kaip ten kas viskas. Gerai. Ok, tai jeigu tu pasiruošęs, aš irgi pasiruošęs. Tai galiu pradėti, ne? Jau gali pradėti. Eik šik. Turi, tai padarei. Va kam negaliu nejausti atsilaikyti, tai kito žmogaus juoko juokinga. Negaliu niekada sakyti, kad ir kiek rimtas sėdėtum, negaliu atsilaikyti. Nu, nėra. Geras čia. Nes vakar irgi kaip tik žiūrėjau filmuką tokį YouTube, kur ten juokėsi nuolatos, tai nu irgi jau pusę minutės ištvėriau rimtų veidą būti. Ai, ten toksai, kur 3 seniokai gal sėdi ir viduriniam duoda mikrofoną? Ten keičiasi nuolatos tie žmonės. Vienas juokėsi, po to žiūri, kaip kitas juokėsi, ten jie nuolatos. Grandinė tokia, ar ne yra? Jo. Yra paskui toksai galės storoliukas, toksai kur... Geras, jo, tiksliai dabar nepamenu. Prisiminiau dabar. Geras, tai ką, viskas, Nerijau, abudu, man atrodo, žiūrėjom tą patį. Ja. Tai labai krūtai čia pavarė, galiausiai kokį nors prizą iš... Gerai, dėkui. O aš tada tau sakau, geros tau dienos, tiek ragelių ir susitarsim net ir tada, gerai? Ok. Gerai, mama džemą. Mama džem. Gerai, tai pokerveidis bus rytoj pusę 10, jeigu turit kokį bairiuką, tai užsirašykit ir pasilikit pokerio veidui.